Ketvirtadienio naujienos Dzūkijos televizijos žiniose. Labas vakaras ir ačiū, kad žiūrite. Pradžioje trumpai apie tai, ką šį vakarą matysite. Šiandien žiniose medicininės reabilitacijos centre duris atvėrė rekonstruotas korpusas. Pas mus dabar gyvens 39 Alytaus miesto gyventojai, aišku, poreikis didėja su metais. Prieš kelio asfaltavimo darbus archeologų kasinėjimai. Tas šiek tiek atsidės dėl tų archeologinių darbų, kurie turės būti atlikti papildomi. Alytaus kultūros ir komunikacijos centre personalinę tapybos darbų parodą pristato dailininkas Valentinas Butanavičius. Ir vieną gražią dieną eidamas keliu, tu sutiksi pats save. Tai linkiu visiems sutikti save, susipažinti su savimi ir priimti save, koks esi tai dieną. Šiandien Alytaus medicininės reabilitacijos centre atidarytas naujai įrengtas modernizuotas pastatas, pasakoja Viktorija Daugelienė. Šiandien Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centre neeilinė diena. Po 1,5 metų trukusios rekonstrukcijos atidarytas dar dažais kvepiantis pastatas. 2012 metų pasirašus finansavimo sutartį su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei ES agentūra, Centrinė valdymo projektų agentūra, buvo gauti pinigėliai, buvo pradėta įgyvendinti tas, ką šiandien matome. Per 1,5 metų pavyko pastatyti šį pastatą. Ir tiesiog programos uždaviniai ir tikslai įgyvendinti. Tai vienas iš tikslų buvo, kad teikti paslaugas, kokybiškas paslaugas mūsų gyventojams. Ir uždavinys modernizuoti patalpas yra įvykdyti. Pasak miesto mero Vytauto Grigaravičiaus, Alytuje tokių paslaugų poreikis yra labai didelis, tad ši diena visiems alytiškiams yra ypatinga. Tai labai svarbu, nes toks poreikis yra, kaip mane informavo, tai šiai dienai 13 žmonių laukia eilėje, kad galėtų apsigyventi, turėti priežiūrą, nes seniems žmonėms, seniorams kitą kartą sudėtinga patiems gyventi kažkur, tai galbūt ten tokios sąlygos, kad jie negali tikėtis į savalaikę medicininę priežiūrą, galbūt jiems sudėtinga ir išsimaudyti, ir pasigaminti, valgyti. Tai čia visos tos sąlygos yra. 39 vietos. ES reikalavimus buvo senelių namų plėtra iki 40 vietų. Pas mus dabar gyvens 39 Alytaus miesto gyventojai. Aišku, poreikis didėja su metais. Ir vertėtų pagalvoti ir apie psichoneurologinių ligonių pensionatą ir kiek žinau, dabar slaugos lovų tikrai didys pagal projektą pateikta irgi lovas didys, kadangi dabar 1000 gyventojų yra skiriama viena lova ir planuoja ministerija iki 2 lovų, tai poreikis socialinių paslaugų teikimo didėja su metais ir žiūrėsim ateityje, kas bus. Laikinai einantis direktoriaus pareigas Rimas Juozapavičius patikino, jog kraustymosi darbai prasidės jau šiandien. Pradedam šiandien kraustytis, šiandien rytoj planuojam persikraustyti, nes jau laukia tikrai, jie eina jau ir patys savarankiškai ir nešasi drabužėlius, daiktus kai kuriuos. Tai planuojam per 2 dienas 34 gyventojus persikraustys ir pirmadienį laukiam 5 naujų gyventojų, nes 13 dabar eilėje, tai truputėlį tą padėtį suminkštysim, galima sakyti taip. Tai vietų nebeliks laisvų čia? Laisvų vietų neliks tikrai ir tikiuosi šiais metais iki metų galo tikrai bus užpildytos visos lovos, nes tikrai poreikis yra didelis. Miesto mero Vytauto Grigaravičiaus teigimu, sąlygos gyventi naujai rekonstruotame medicininės reabilitacijos centre yra puikios. Sąlygos sudarytos tikrai labai puikios tiek žmonių gyvenimui, tiek personalui. Ir tai dar vienas žingsnelis alytiškių labui, kad pagerinti jų sąlygas, kad seni žmonės galėtų oriai gyventi ir senatvėje, prispausti įvairių negandų ir ligų ir panašiai. Šiuo metu Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centre gali gyventi 39 gyventojai. Viktorija Daugelienė, Kęstutis Ražanauskas, Dzūkijos televizija.
Prieš prasidedant kelio asfaltavimo darbams nuo Merkinės gatvės iki Piliakalnio ir naujai statomo pėsčiųjų dviračių tilto archeologai atliko kasinėjimus. Alytaus Piliakalnio teritorijoje iškasta keli tūkstančiai 3–4 amžiuje buvusios gyvenvietės radinių. Išsamiau Daina Baranauskaitė. Daugelis alytiškių važiuojančių link Alytaus Piliakalnio statomo pėsčiųjų dviračių tilto pastebi, jog kelias praplatintas, sukalti kuoleliai žymintys kelio ribas. Anot savivaldybės vadovų, planuose čia atsiras privažiavimo kelias. Tačiau vieta ties Alytaus Piliakalniu kultūriškai jautri. Mat 3–4 amžiuje po Kristaus čia buvo gyvenvietė, vis dar yra daug radinių, kurie neiškasti. Archeologams ši vieta tapo tikrų lobynų, nes keliasdešimtyje kvadratinių metrų rasta apie 570 didesnių ir apie 1500 fragmentinių radinių. Planuojant šitas statybas tiesiog buvo numatyta, kad vienas iš darbų prieš tai, kai prasideda asfaltavimai, kelio, šiaip ir ruošimas prieš tai, turi būti ištirta visa ta teritorija, kuri bus paliesta tų statybos darbų. Tai dabar tie archeologiniai darbai ir įvyko. Iš tiesų jie buvo numatyta šiek tiek mažiau. Bet dabar, kadangi buvo rasta tuose 40 keliuose kvadratiniuose metruose, kurie ištirti labai daug, ypatingai daug radinių, tai yra planuojama dar 2 kart tokią didesnę teritoriją, tai dar beveik 100 kvadratinių metrų ištirti. Tai yra tokia teritorija, kuri, sakykime, bus paliesta tų statybos darbų. Taigi, jeigu mes ištirsime, visi tie radiniai bus rasti, galėsime saugiai užkonservuoti ir tada jau tie statybos darbai, sakykime, nepažeis kažko, ko mes jau negalėsime atstatyti. Šis kelias link Piliakalnio ir naujai statomo pėsčiųjų dviračių tilto planuojama bus asfaltuojamas pavasarį. Tas šiek tiek atsidės dėl tų archeologinių darbų, kurie turės būti atlikti papildomi ir tikrai tam pagrindo yra ir niekas to neginčia. Pats tiltas tikrai bus atidarytas rugpjūtį, bet šitas kelias tai labiau tikėtina kitas pavasaris. Taip yra dėl to, kad negalima pradėti statybos darbų tol, kol yra vykdoma tilto statyba. Nes tiems, kurie stato tiltą, jiems reikia važinėti nuolat, kiekvieną dieną. Jie negali stabdyti to proceso, nes mes tada turėsime ir tiltą žymiai vėliau atidaryti. Tai yra sunkiasvorė technika, jiems, sakykime, dabar tas kelias tinkamas, tiesiog jie negali taip ilgai stabdyti savo darbų ir pakenkti tam visam procesui, kuris jau yra prasidėjęs. Todėl ten viskas taip ir yra suplanuota etapais. Tikimasi, kad vertingiausius archeologinius eksponatus alytiškiai galės pamatyti Alytaus kraštotyros muziejuje. Daina Baranauskaitė, Kęstutis Ražanauskas, Darius Mincevičius, Dzūkijos televizija. Liepos 6-ąją dailininkas ir pedagogas Valentinas Butonavičius Alytaus kultūros ir komunikacijos centre pristatė tapybos darbų parodą. Joje eksponuojami naujausi menininko kūriniai. Minint Valstybės dieną personalinę tapybos darbų parodą pristatė dailininkas Valentinas Butonavičius. Ir vieną gražią dieną, eidamas keliu, tu sutiksi pats save. Šiais sufijų patarlės žodžiais menininkas pavadino savo kūrybos parodą. Alytaus kultūros ir komunikacijos centre pristatomoje parodoje eksponuojama per 30 naujausių menininko darbų. Ir vieną gražią dieną, eidamas keliu, tu sutiksi pats save. Tai linkiu visiems sutikti save, susipažinti su savimi. Ir priimti save, koks esi tai dienai. Nefalsifikuojant, nepataikaujant, bet tiesiog priimti. Ir džiaugtis. Aš tai asmeniškai pasidžiaugiu, kad buvo žmonės arba yra žmonės mano gyvenime, kurie mane priima, koks aš esu. Tai nėra lengva, bet jie myliu aš juos ir jie mane. Ir jų daug ir yra, ateina į parodą. Vadinasi, mes vienam kelyje. Aliejinė tapyba, drobių konstrukcijos, kompozicijos su popieriumi ir siuvinėjimu eksponuojamos Valentino Butonavičiaus parodoje. Niekada neeksperimentavau su konstrukcijom ir siuvinėjimu. Man tokie buvo nelabai derinami dalykai, bet šiandien aš tiesiog sujungiu visą tai. Kai kurie seni darbai ėjo į tai, tam, kad būtų visuma pati senų ir naujų. Ir manau, kad tą konstrukcijų etapą aš išpildžiau. Visiškai, be jokių stabdžių, man nebuvo jokių kliūčių, aš turėjau 100% galimybės ir laiko tam pakako, todėl tikrai čia ne kaip studento paskutinės nakties trūksta, viskas čia išpildyti to, ko aš norėjau, todėl aš patenkintas, kad taip įvyko. Ilgametė Valentino Butonavičiaus kūrybos gerbėja alytiškė Natalija Bondareva sako, jog naujausia menininko paroda netikėta ir jautri, kaip ir visa dailininko kūryba.
Su Valentinu bendraujam bene 15 metų, gal net ir daugiau, ir jį kaip dailininką tiek metų ir pažįstam. Na ir kokį įspūdį paliko ši naujausia jo paroda? Oi, jinai labai netikėta, labai jautri ir gili, sakyčiau. Jinai mane labai nustebino, nes jisai paslaptingas, jisai darbų iki parodos niekada nerodo. Todėl man irgi tai buvo staigmena. Valentino kūryba patinka dėl švaros. Man patinka dėl emocijų, dėl jo jautrumo. Kiek stebi kitus menininkus, tai dažniausiai būna konfliktas ar kažkokia problema, sprendimas. O Valentinas eina iš žmogaus į žmogų ir man tai labai artima yra. Valentino Butanavičiaus tapybos darbų paroda Alytaus kultūros ir komunikacijos centre veiks visą mėnesį. Rūta Kašėtienė, Mantas Radvilavičius, Dzūkijos televizija. Alytaus apskrities vyriausiajame policijos komisariate atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės. Vagis papuolė į apsaugos kamerų lauką ir šiuo metu yra ieškomas. Alytaus policija prašo pagalbos. Alytaus apskrities vyriausiame policijos komisariate atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės. Birželio 15 dieną apie 3 valandą iš Alytuje lauko gatvėje esančių patalpų pavogti darbo įrankiai. Vaizdo kameromis užfiksuotas asmuo, kuris įtariamas įrankių vagystę, todėl atpažinus minėtą asmenį ir galinčius nurodyti jo anketinius duomenis, policija prašo pranešti Alytaus policijos pareigūnams telefonu 8315 55600 55701 arba bendruoju pagalbos telefonu 112. Mantas Radvilavičius, Dzūkijos televizija. Prestižinėme tarptautinėme rankinio čempionate Kroatijoje sporto rekreacijos centro rankininkai varžėsi su užsienio komandomis. Kaip sekėsi alytiškiams, Manto Radvilavičiaus reportaže. Kroatijoje, Makarskos mieste, vyko tarptautinis rankinio turnyras, kuriame dalyvavo 10 valstybių, 110 rankinio komandų. Varžybos vyko 4 amžiaus grupėse. Šiose varžybose dalyvavo ir Lietuvos jaunių ir jaunimo rankinio čempionatuose geriausius rezultatus pasiekusios Alytaus sporto ir rekreacijos centro bei Garliavos sporto mokyklos vaikinų ir merginų komandos. Šias komandas kaip paskatinimą už aukštus sportinius pasiekimus į šį prestižinį turnyrą delegavo Lietuvos rankinio federacija. Alytaus sporto ir rekreacijos centro vaikinų komanda laimėjo 2014-2015 metų Lietuvos jaunimo čempionatą. Merginos jaunių pirmenybėse iškovojo bronzos medalius, o jaunimo tapo čempionėmis. Šiose varžybose alytiškės 16 komandų tarpe iškovojo 7 vietą. Vaikinai iš 12 komandų užėmė 8. Mūsų miesto sportininkams teko jėgas išmėginti prieš Norvegijos, Kroatijos, Slovenijos, Taivano, Čekijos ir Vengrijos rankinio mokyklų bendraamžius. Mantas Radvilavičius, Dzūkijos televizija. Tiek naujienų šiandien, ačiū, kad žiūrėjote, gražaus vakaro ir iki rytojaus. Orų rubriką remia Sumani TV, naujos kartos Seagates televizija. Labas vakaras, metas sinoptikų prognozėms. Su labai šiltais poilsiautojais prie jūros vėliuojančiais orais atsisveikiname gal net ir ilgesniam laikui. Virš Šiaurės Europos jau įsigali greita šiaurės vakarų oro pernaša ir žemo slėgio laukas. Tad ir vėl teks pratintis prie daugiau šiaurietiškos vasaros orų. Penktadienį ciklonas pasiekęs rytų Baltijos šalis Lietuvą užklos debesimis. Ši savaitės diena bus lietingiausia, vėsiausia ir niūriausia. Be to gana stipriai pūs pietvakarių vakarų vėjas. Su trumpomis pertraukomis lis visoje šalyje naktį ir gal net visą dieną. Artimiausią naktį Alytuje ir Kaune bus 12, Vilniuje 13, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną Alytuje, Kaune ir Vilniuje termometro stulpelis pakils iki 15, Klaipėdoje iki 16 laipsnių aukščiau nulio.